Liveta, sakykite, ką jūsų darbas su žmonėmis, kurie turi negalią, davė jums kaip asmenybei? Kaip keitėsi jūsų gyvenimas, jūsų savybės, kokios įtakos visa tai turi jums šiandien? Labai geras klausimas. Turbūt greičiausiai mane užaugino kaip asmenybė, išmokė būti empatiška, išklausyti, padėti ir tapti kažkuo dalimi, jų gyvenimo dalimi, nes didelę dalį laiko mes praleidžiame čia, su jais kartu, tai iš tikrųjų daug mūsų išmoko ir tai skatina eiti toliau. Kaip pradėjote dirbti su žmonėmis, kurie turi negalią? Ar tikėjotės viso to? Kokie buvo lūkesčiai, galbūt kokios buvo išankstinės nuostatos? Ir tikriausiai visą tai keitėsi, ar ne? Taip, nuostatos keitėsi tikrai ir studijų laikais atrodė visiškai kitaip. Ir kai dėstytojai pristatė apie šitą būtent profesiją, kokios rizikos grupės yra, ir atrodė, kad aš gal labiau su vaikai man čia kažkas viskas, bet kai pažinau juos, supratau, kad aš matau žmogų, o ne jo negalią. Ir iš tikrųjų labai faina, kad gali padėti jiems toje kasdienybėje ir jų tas stiprybės atskleisti ir įtraukti į visuomenę, įgalinti juos. Ir iš tikrųjų šitose studijose, kai mokino, tikrai taip nebuvo ir to nenuteikė. Galvom, čia viskas dokumentais grįsta, o čia iš tikrųjų tu prisilieti prie to žmogaus ir tas darbas su žmogumi. Matyti žmogų, o ne jo negalią. Turbūt tai ir yra svarbiausia.